Labai gerai išsimiegojom po 2 kalėdinių mugių. Šiandienos programoje lipsime į kalną. Tiksliau nelipsime, turbūt su pakeltuku iškels. Kitoks negu slidinėtojų pakeltukas. Tai mus įdomi. O ir vakare aplankysim 3 kalėdinę mugę. Tinginiams labai gerai, ypač sakė ir vasarą gerai, kas neturi daug sveikatos, gali užsikelti viršų keltuvo ir į apačią tada jau ramiai pražygiuoti atgal. Naudoti instrumentai, statyti keltuvo, kaip trosai yra naudojami. Erika, gali parodyti, kiek kainuoja žmogui? Vienam suaugusiam kainuoja 31. 31. Ja. Vaikam yra nuolaida? Vaikam yra 21 euras. Ir kas pusvalandį ar kokias valandą važiuoja? Važiuoja kas pusvalandį. Kiekvieną dieną? Kiekvieną dieną jau. Jeigu orai yra geri. Jeigu audra, tai uždaro tada. Nevažiuoja. Nei į viršų, nei į apačią. Tos kalno pusės galima atvažiuoti ir traukiniu. Irgi įdomi turėtų būti. Sakė, tas traukinys taip kažkaip veikia, kabinamuoju kablių principu prisitraukia save. Siauri bėgiai labai. Ir čia sniego. O toje pusėje jau visur debesis. Ai va, tas traukinys ten ir nuvažiuoja. Ramybė. Ir įdomi tokie paukščių rūšis, juodi su geltonais snapais. Budelė, kur alpinistai gali šiek tiek pailsėti. Ten matom vyrukas ir be maikės, nes saulė tikrai labai gerai šildo. Ir kaip tyčia nei vieno paukščio. Kalnuose yra vietinė valgykla ir dabar būtinai eisim išbandyti specialias dešrales, kur iki 12 valandos tai galima valgyti. Wir würden durchgehen zum Bestellen. Ist da hinten zu? Ist zu, ja. Diese Seite. Labai graži vieta. Taigi su Erika atvykome į šį kalnų restoraną ir mums papasakos, ką mes šiandieną valgysime.
Tai mes šiandien valgysim tradicinius bavariškus pusryčius, vadinasi vokiškai Weißwurstfrühstück. Lietuviškai galima išversti baltos dešryčių pusryčiai. Ir ypač būdingi yra Münchenui ir aukštutiniai Bavarijoje regionai. Klasikinis rinkinys susideda su baltų dešryčių, saldžių bavarų garstyčių ir taip. Ir su duona mes šiandien valgysim taip. Ir būtinai priklauso kvietinio alaus, alų kartu. Jo. Kaipgi vokiški pusryčiai be alaus? Neįmanoma, tokių dalykų nėra. Weißwurstfrühstück priklauso su alumi. Ir čia yra slaptas meniu, nes jeigu ateini meniu nerasi nieko užsakyti, turi jau žinoti, kad tu to nori. Ir iki kelintos valandos? Tik tai iki 12 valandos gali užsisakyti tuos pusryčius. Po to nebeduoda. Skanaus. Jo, ta oda, ar kaip vadinas lietuviškai? Jo, odelė. Odelį negalima kartu valgyti, reikia įpjauti, per vidurį atpjauti tą odelę, taip. Ir su ranka tada reikia nuimti odelę. Taip visą nusiima. Atsargiai, kad dešrytė atliktų. O čia iš kokios mėsos? Kiaulė čia yra, kauliena. Ir tada reikia tais garstyčius, o jeigu atsidarys. Nu, ir su duonelė dabar valgysim kartu. Taigi, baigę savo pagrindinį patiekalą, ragausime desertą. Nors Erikas sakė, čia gali būti ir kaip pagrindinis patiekalas savo dydžio. Dabar pabandysim, vadinas vokiškai Kaiserschmarrn patiekalas. Tai šiaip yra tradicinis Austrų ir Bavarijų patiekalas, panašus į storą blyną. Jis kepamas iš kiaušinių, miltų, pieno ir cukraus. Ir kepimo metu yra jisai suplėšomas. Kaiserschmarrn, tas patiekalas kilęs yra iš Austrijos ir siejama su Austrijos imperatoriu Juozapu. Ir pasak legendos, šis patiekalas šiaip buvo patiektas imperatoriui Vieno rūmuose ir iš pradžių jis buvo labai laikomas paprastu, netobulu desertu. Tačiau imperatoriui jis taip labai patiko, kad patiekalas gavo pavadinimą Kaiserschmarrn, tai imperatoriaus patiekalas. Skanaus. Papasto, tai yra toks mini muziejus, vėl tik tai vokiečių kalba. Ir tam geležinkelį, kurį rodžiau, pasirodė 2012 jau buvo 100 metų. Čia trosas nuo pakeltų išskrostas. Sveiki atvykę į trečią Kalėdų mugę Bavarijoje. Šita bus šiek tiek kitokia. Ne pačiam miesto centre, o kaimiškoje vietovėje. Ir mūsų gidė Erika papasakos šiek tiek daugiau. Dabar mes esame Markuso Vasmojo istorinio advento turguje. Ir tai vyksta tik tai 2 kartus gruodžio mėnesį. Tai yra labai ramus, autentiškas ir istorinis Kalėdų
turgus arba mugė, atkuriantis senasiam Alpių regionų kalėdų tradicijas. Turguje galima pamatyti tradicinius senovinius amatus, regioninius Bavarijų patiekalus ir karštus gėrimus. Ir vaikams yra skirtas veiklas su teatru arba su pasakojom. Kaip matom, susidomėjimas tikrai didelis, žmonių eilė didelė, bet į šią mugę jau reiks nusipirkti bilietus. Ne taip kaip į kitas, kur įėjimas nemokamas. Bilietas žmogui 6 eurai. Tai dar ne taip ir brangiai, nes kaip tu ir sakai, čia kaip ir muziejus to pačiu. Taip pat yra muziejus, ne vien tik tai mugė. Ką čia skenuot reikės? Iš vienos pusės išeiti, iš vienos pusės įeiti. Muziejus yra įkurtas nuo Markus Vasmaja ir jis yra buvęs olimpinis ir pasaulio čempionas kalnų slidinėjime. Dėl to mes dabar matome čia labai senų slidžių irgi. Ir jis yra kilęs iš Liezė. Po sportinės karjeros jis nusprendė išsaugoti senąją Bavarijos kaimo kultūrą ir architektūrą. Ir muziejuje dėl to stovi ne vien tik tai senos slidis, bet ir mes dabar kaip išeisim pamatysime, stovi autentiški ūkininkų namai iš Bavarijos Alpių regionų. Mes dabar einam į šitą mugę ar į šitą kaimelį, kas yra labai specialu toj vietoj, kad ten, pavyzdžiui, irgi tie nameliai, kur mes čia dabar matome, yra iš 17 amžiaus. Tas Markus Vasmaja, kur buvo čempionas ir laimėjo olimpiadis, jisai nupirko tus namus Austrijoje, nustatė juos ir pervedė čia į Vokietiją, iš Liezį ir leido juos vėl atstatyti. Tai tie namai čia yra tikrai originalūs, kelių šimtų metų amžiaus. Todėl jam taip svarbu yra atlikti tą seną Alpių kultūrą. O dabar mes įeiname į šitą seną Markus Vasmaja alpinių miestelių, kuris gruodžiu tampa kalėdiniu miesteliu. Čia mes matome jį, labai skirtingi pastatai. Tai kaip minėjau, labai seni, keli šimtų metų jie yra. Ir čia yra visokių mažų mugių, galima valgyti, nusipirkti ir šiltų gėrimų, šiltaus vyno galima nusipirkti. Tik įėjus į mugę iškart jaučiamas pirmas skirtumas, kad jaučiasi migdolų ir šiek tiek karšto vyno kvapas, ko Miuncheno mugėse nesijautė. Tikrai toks skrudintų, saldus migdolų kvapas. Ir dar vienas esminis skirtumas, kad žmonės jau kūrena atviros ugnies laužą ir šildosi ir džiaugiasi žiemos malonumais. Aš bandau įsivaizduoti, kaip čia būtų buvę gražu, jeigu būtų buvę pilna sniego, nes kiekvienais metais sniego būdavo praktiškai iki kelių.
Šioje mugėje taip pat yra stengiamasi naudoti viskas ekologiška, valgiai. Net matom medis papuoštas ne elektrinė girlianda, o natūraliomis žvakėmis pagamintomis. Tikrai įdomiai. Už operatorius nugaros yra laužas, kurį minėjom prieš tai. Ir kai ugnis pradeda blėsti, gali pasimti malkų, medienos ir tiesiog toliau pasikūrenti. Žmonės tiesiog apsupę šildosi. Ir vėl atvykus ir šitoje mugėje labai trūksta turistams įsigyti prekių. Nes, pavyzdžiui, yra kažkoks kalendorius, bet jeigu nekalbat vokiškai, tai sunku įsigyti kažką. Visos knygos, viskas yra tik vokiečių kalba. Prekės visos atrodo gražios, bet tik vokiečių kalba. Tai net nelabai yra ką parvežti lauktuvių namo. Nebent, aišku, jūsų artimieji moka vokiškai, tada taip, žinoma. Be to, viskio mėgėjai čia vietoje, kalnuose, taip pat yra šio gamintojo viskis. Eksportuojamas taip pat ir daugelį Europos šalių. Ir šitame pačiame miestelėje, kaimelėje yra ir pati varykla viskio. Taigi iš visų aplankytų mugių šį čia vynas yra pigiausias, 4 eurai, na ir vėl depozitas už puodelį 5, bet šis vynas, kaip sakė, yra ekologiškas. Tai jo kokybė yra geresnė ir kainas pigesnė. O dabar esame kaimelyje čia, Kalėdų kaimelyje, ir galima pamatyti, kad gali pajausti, kad čia gyvena ir tikri gyvūnai. Ne vien tik tai dabar per Kalėdas, bet jie čia visus metus gyvena. Taigi, atsigėrus karšto vokiško vyniuko galim pabandyti ir kojukus. Mieste tikrai to mugėje nepabandysi. Na, 1, 2. O, keli žingsnius galima baigti. Nu, tai va. Tai šioje vietoje video ir užbaigsime. Dėkui, kad keliavote su mumis po Vokietijos kalėdinės mugės. Ir iki susitikimo kitoje laidoje.